faina. Esu pakeliu į aerodromą. Šiandien pakilo Artemis 2 skrydžiai aplink Mėnulį su 4 astronautais. Jie planuoja pakilti apie 350 000 kilometrų nuo Žemės. Aš planuoju pakilti apie 300 metrų su lėktuvu, bet noriu išbandyti porą kamerų, tai važiuosi Insta360 X5 ir X3. Užmontuosiu abi po lėktuvo sparnu ir padarysiu trumpą apžvalgą, kuo skiriasi kokybė šių dviejų kamerų. Taip pat turiu mikrofoną, tai noriu pasižiūrėti, ar galima įrašyti kokybiškai garsą iš lėktuvo kabinos, kada kalbu. Tai bus toks įdomus palyginimas ir pažiūrėjimas, ką galima išspausti iš šitų dviejų kamerų. Galime pastebėti, kad Insta360 X3 kamera prašiau išsaugo detalės ir jos dinaminis diapazonas yra žymiai prastesnis. Taip atsitinka dėl to, kad Insta X3 bando kelti ekspozicijos trukmę pagal visą kadro, X5 orientuojasi į objektą, tačiau tam tikrais atvejais jų kokybė yra palyginama, kada apšvietimas išsilygina. Vertinant atsparumą vibracijoms, matom, kad tiek Insta X3, tiek Insta X5 kameros veikia labai gerai. Ir vibracijų skrendant lėktuvu, o skrendant jų yra tikrai daug, praktiškai nesimato. Dabar va čia įsijungaliu irgi dvigubas Vilniaus informacija, tai jinai yra ta visa zona. O čia va šitas va. Tai čia ir yra šitas ratas va mūsų Radio Mandatory Zone. Radio ryšio zona. Ir vėlais aplink Mėnulį. Oba!